Jei esate direktorius arba asmuo turintis įmonės kontrolę, dabar yra teisinis reikalavimas patvirtinti savo tapatybę Companies House registre. Kai patvirtinsite savo tapatybę, gausite Companies House asmeninį kodą, 11 simbolių kodą, kuris yra unikalus tik jums. Jei savo tapatybę patvirtinote naudodami gov.uk1login, jūsų asmeninis kodas bus išsaugotas jūsų Companies House paskyroje skiltyje Manage Account. Jei tapatybę patvirtinote per įgaliotą buhalterį, jūsų asmeninis kodas bus išsiųstas elektroniniu paštu adresu, kurį jie nurodė jūsų vardu. Kad galėtumėte bet kada pasiekti šį kodą, rekomenduojama jį išsaugoti Companies House paskyroje. Norėdami išsaugoti savo asmeninį kodą, prisijunkite prie Companies House paskyros arba susikurkite prisijungimo duomenis, naudodami tą patį elektroninio pašto adresą, kuriuo jums buvo išsiųstas asmeninis kodas. Tuomet, norėdami patvirtinti, kad jūsų tapatybė yra patikrinta, turėsite įvesti savo asmeninį kodą ir gimimo datą. Norėdami užbaigti tapatybės patvirtinimo reikalavimus, turite susieti patvirtintą tapatybę su kiekvienu savo vaidmeniu įmonėje, naudodami savo asmeninį kodą. Savo asmeninį kodą galite pateikti žmogui, kuriuo pasitikite, pavyzdžiui, buhalteriui, kad jis galėtų pateikti dokumentus jūsų vardu. Jei esate direktorius, turėsite pateikti savo asmeninį kodą kartu su kitu įmonės Confirmation Statement pateikimu. Jei esate daugiau nei vienos įmonės direktorius, tai turėsite padaryti kiekvienai įmoniai atskirai. Jei registruojate naują įmonę, registracijos metu reikės pateikti kiekvieną direktoriaus asmeninį kodą. 14 dienų laikotarpis šiam veiksmui atlikti priklauso nuo jūsų situacijos. Šio laikotarpio datas galite patikrinti Companies House registre. Kai tik prasidės jūsų 14 dienų laikotarpis, turėtumėte pateikti savo kodą, naudodami paslaugą Provide Identity Verification Details for a person with significant control. Įvesdami savo asmeninį kodą, įsitikinkite, kad visi jūsų duomenys yra teisingi ir sutampa su Companies House įrašais. Jei jūsų gimimo data nesutampa, turite patikrinti savo patvirtinimo duomenis ir Companies House įrašus, ištaisyti klaidas ir palaukti, kol pakeitimai bus apdoroti prieš pateikdami asmeninį kodą. Pradėkite savo tapatybės patvirtinimo procesą jau šiandien.